Dažnai iš klientų susilaukiu klausimų, ar galima ginčyti testamentą, jei taip, kokios yra pagrindinės sąlygos ir pagrindinės taisyklės. Pirma taisyklė yra tokia, kad testamentą galima ginčyti tik tai mirus testatoriui. Tai yra po testatoriaus minties testamentas įgyja juridinę galią. Testamentą gali ginčyti tik įpėdiniai. Tai yra tie asmenys, kurie priimtų palikimą, jeigu būtų nuginčytas testamentas. Atkreipiu dėmesį į terminus. Įstatymas įtvirtina 1 metų senaties terminą. Ne 3, ne 5, ne 10, o būtent yra 1 metų terminas ginčyti palikimo priėmimą. Aš asmeniškai savo klientams rekomenduoju nelaukti šito 1 metų termino ir kreiptis į teismą per 3 mėnesių laikotarpį. Kodėl? Todėl, kad po 3 mėnesių notaras išduoda paveldėjimo teisės liudijimą. Na, tarkim, tai yra nekilnojamas turtas, vadinasi, iš karto nuosavybės teisė ir naujas savininkas yra registruojamas registrų centre. Atitinkamai byla sudėtingėja, nes reikia ginčyti ir paveldėjimo teisės liudijimą. Jeigu kreipsitės nesuėjus 3 mėnesių terminui, galima prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemonės, tuomet notarinė byla sustabdoma, notaras neišduoda paveldėjimo teisės liudijimo ir ramiai galima nagrinėti civilinę bylą teisme. Kokie gali būti testamento ginčijimo pagrindai? Testamentas yra sandoris, todėl kaip ir bet kuriam sandoriui taikomi tie patys pagrindai. Tai yra, testamentas gali būti ginčiamas dėl to, kad jis sudarytas dėl apgaulės, apsirikus arba kad buvo naudojamas kažkoks smurtas, grasinimai. Tačiau iš savo praktikos galiu pasakyti, kad dažniausiai testamentai ginčiami tuo pagrindu, kad asmuo dėl savo būklės, dėl to, kad sirgo arba vartojo kažkokius vaistus, arba sirgo kažkokią psichinę ligą, arba vartojo narkotikus, alkoholį, negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Kitaip sakant, jisai sudarydamas testamentą nesuprato ir nenorėjo jo sudaryti. Taigi, būtent šituo pagrindu dažniausiai ir yra ginčijami testamentai. Tokių bylų specifika skiriasi nuo kitų bylų tuo, kad mirusysis negali išreikšti savo valios, jis jau yra miręs, negali pasakyti, kad tikrai norėjo sudaryti tokį testamentą, kad tikrai yra jo valia. Todėl labai dažnai tokiuose bylose yra skiriama pomirtinė psichiatrinė ekspertizė. Teismas prieš skirdamas tokią ekspertizę surenka iš medicininių įstaigų dokumentus, aišku, ten artimieji rašo teismui jau, kokie yra ir kur tie dokumentai, ir atitinkamai teismo ekspertas įvertinęs medicininius dokumentus atsako, ar asmuos sandorio, šiuo atveju testamento sudarymo metu, gebėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ir jos valdyti arba ne. Tokio pobūdžio bylose vertinama ne tik teismo psichiatrinė ekspertizė, taip pat labai reikšmingi būna liudytojų parodymai, taip pat kiti įrodymai, kurie patvirtina arba paneigia testatoriaus valią. Atkreipiu dėmesį, kad nuginčijus testamentą savaime netampa galiojančiu kitas ankstesnis testamentas, išskyrus jeigu testamentas buvo nuginčytas dėl realaus grasinimo arba smurto, arba dėl to, kad jis buvo sudarytas ribotai veiksnaus arba neveiksnaus šitoje srityje asmens. Kitu atveju nuginčijus testamentą, palikimas priimamas pagal įstatymą. Jei jums kyla papildomų klausimų dėl testamento sudarimo, palikimo priėmimo, testamento ginčijimo, kviečiu kreiptis į mane, advokatę Juliją Viktoriją Flis, arba įsigyti autorinius įrašus Nesiparinki LT internetinėme puslapyje.